Pirmas pripažinimas jūsų karjeroje. Jo. Anksčiau nesu gavęs nieko panašaus, ta prasme, iš Lietuvos federacijos. Tai galbūt šį sezoną pavyks ir Prancūzijoje ką nors tokio gauti kaip geriausias puolėjas ar kažkas, nes lygi šiol kaip ir gerai sekasi, jau 2 metai ten. Ir rodau, kad galiu lošti aukštam lygiui ir galiu būti labai geras Prancūzijoje žaidėjas tarp visų likusių. Tai, kad Lietuva žada burti Lietuvos vyrų rinktinę, kaip vertina čia iniciatyvą ir galbūt rinktinės galimybės iš tikrųjų? Tai gerai, ta prasme, čia tai gerai. Yra daug jaunų žaidėjų, kuriems reikia tobulėti, kurie nori save parodyti kitoms šalims ir aš padėsiu visų 100% atsiduosiu Lietuvos rinktinį ir aišku, sieksim laimėti kažką, o ar laimėsim kažką, laikas parodys. Bet sunku būtų tikėtis iš karto aukštų rezultatų, nes logiška, kad nepasieksim, mes nelaimėsim Europos čempionato, kaip pats prezidentas pasakė. Bet pradžia yra iš tikrųjų svarbu. Jo, pradžia yra svarbu ir manau, kad galim pasiekti kažką. Laimėti prieš Liuksemburgą, Izraelis, Moldova, tos komandos jos yra įveikiamas tikrai pirmam raunde. O kaip bus, pamatysim, nežinau. Žiūrėsim, kaip seksis. Ar galime nusakyti silpnąsias ir stipriąsias Lietuvos rinktinės pusės, kol dar nesusidūrė? Žinokit, aš nelabai žinau, kokie žaidėjai bus rinktiniai, tai sunku pasakyti, nes aš kaip pat Lietuvoje, kadangi nematau, kaip žaidžia visą chebrą, tai aš negaliu pasakyti, kokie žaidėjai bus, ar jie stiprus šiuo metu, ar ne, ar yra formai, ar nėra formai. Tai nežinau, čia reiktų rinktinės trenerio klausti. Tinklinio bendruomenė jūs ko gero gerai žino, bet plačiai Lietuvos sporto visuomeniai nelabai esat žinomas. Ar nėra taip apmaudu, kad kaip futbolininkai, kaip krepšininkai, tinklininkai Aš manau, dabar po biškį viskas keičiasi. Mariui atėjus, kuomet Marius patapo prezidentu, aš manau, kad ir prasidėjo pliažo tie visi Europos čempionatai rengiami Vilniuje ir apskritai populiarinamas tas tinklinis ne tik užsienį, bet ir Lietuvoje ir atvirkščiai. Tai aš manau, kad ateis savas laikas ir viskas atsistos į savo vietas, kaip turi būti. Aš nesiparinu dėl to, kad manęs ten niekas nepažįsta, ar man nereikia būti žvaigždė, ta prasme, aš nesiekiu to. O Prancūzijoje tinklinis tarp krepšinio, futbolo, rankinio? Tai yra, tai labai populiarėjanti, kaip pasakyti, susidomėjimas vis didesnis, nes tas lygis Prancūzijos kiekvienais metais vis kyla, nes krizė visoje Europoje ir Ispanija, tarkim Graikija, šalis, kurios tikrai turi labai stiprių tinklininkų, bet jie negali lošti, kaip atstovauti kažkokiam klubui Ispanijoje ar Graikijai, nes paprasčiausiai pinigų nėra. Ir jie važiuoja tokias kaip Prancūzijas, kur garantuoti pinigai ir automatiškai šitie žaidėjai kelia visą tą lygį Prancūzijos. Ir taip kiekvienais metais aš sakau, kad čempionatas tik stiprės ir susidomėjimas vis didesnis. Tai rinktinės rezultatai Prancūzijos taip pat rodo. Jie eina prieki, viskas eina savo linkme. O kaip jūs atsidūrėt Prancūzijai, papasakokite? Tai čia agentas, ta prasme, kaip kiekvienas profesionalus. Iš Lietuvos išvykot ne į Prancūziją? Ne, iš Lietuvos, aš daug keliavau. Aš buvau ir Kipre, ir Belgijoje, ir Austrijoje, ir Italijoje. Daug kur buvau ir dabar apsistosiu Prancūzijoje mano ilgesniam laikui. Bet per agentą, ta prasme, dažniausiai žaidi vienam klube, ta prasme, pasidarai video, agentas rodo kitiems klubams, siūlo tave. Taip viskas vyksta ir tai galiausiai atsidūriau Prancūzijoje. Apie komandą papasakokit, ten vienintelis legionierius, kiek legionierių? Ne, Prancūzijoje labai nėra to limito skaičiaus, kad tarkim Lenkija gali lošti 3 užsieniečiai. Italijoje tas pats irgi 3 užsieniečiai, Prancūzijoje nėra to limito ir yra tikrai labai daug užsieniečių. Tarkim mano komandai tai yra bulgaras, 2 argentiniečiai, estas, latvis, aš, treneris tas pats rusas. Tiesiog
kiekvienoje komandai plius minus tas pats, ta prasme, kiekis tų žaidėjų, tų užsieniečių yra didelis. 50 kažkur. 50% jau prancūzai, 50 užsieniečiai iš viso pasaulio. Kaip jūsų komandai sekasi Prancūzijos? Šiuo metu nelabai gerai, nes turim šiokių tokių keblumų su keliais žaidėjais, ta prasme, nėra pakankamai pagalbos, o norint geroj pozicijoje būti Prancūzijoje, tai turi dirbti gerai kaip komanda, ta prasme. Tai yra komandinis sportas šaka. Ten vienas, kaip sakant, daugienė karys, tai va, tas pats ir tinklinė. Tai esam prieš paskutinį dabar iš 14 komandų, bet tarkim, čempionatą pradėjom labai gerai, buvom 5, buvom 4, ten 6, viskas tvarkoja, bet iš paskutinių 10 varžybų pralošėm 9 ir vienintelės laimėjom tai prieš Paryžių, kuris lošė čempionų lygoje, tai va, nežinau, žiūrėsim, kas bus toliau, keisis žaidėjai, kažkas vadovybė šneka, kad keis žaidėjus, kurie nepateisino vilčių ir matysim, gal sustiprės komandai ir kažkas pasikeis, bet Prancūzija yra taip, kad 2 laimėsi varžybas, tu jau gali būti 8 vietoje, 7 vietoje. Tai prasme, skirtumas ten yra labai mažas tarp komandų ir tas taškų ten skirtumas taipogi. Viskas labai greitai gali keistis. Po mėnesio jau gali stovėti 4 vietoje ir žiūrėti. Tas pats ir play-offas, 8 komandos patenka play-offus ir ten 1 su 8 žaidžia, tarkim, ir ten gali bet kas atsitikti. Gali ta 1 komanda ir pralošti. Jūs vienintelis lietuvis, ar yra dar kitų kultūrų? Jo, aš Prancūzijoje vienintelis lietuvis žaidžia. Jūsų statistika gan nebloga Prancūzijoje. Kaip? Statistika gan nebloga Prancūzijoje, ar nebuvo siūlymų, tarkim, atstovauti kitai rinktiniai Lietuvoje? Kitai rinktiniai buvo kažkada senai ir Rumunijos, ta prasme, siūlė pilietybę. Jokinga šiek tiek istorija, tai va, bet tikrai Lietuvos pilietybės niekada neatsisakysiu ir atstovausiu Lietuvai, kiek galėsiu. Tai va, būsiu sveikas, tol žaisiu. Tai... Iš Lietuvos, tu žaidėt Lietuvoje prieš išvykimas į užsienį, koks buvo pradžia tokia? Lietuvoje? Kur? Čia pas Aivaras Trotskis. Jo, Šiauliuosi, jo. Nuo kelių metų pradėjote? Aš pradėjau nuo 11 metų berods žaisti tinklinį. Jo, nuo 11 pas puikų trenerių, ta prasme, mes lygi šiol su juo bendraujam ir jis man labai daug padėjo. Ir paskui aš perėjau pas Aivarą. Ir paskui reikėjo eiti kažkur kitur, nes jau, ta prasme, laikas eina, o jeigu nori kilti aukščiau, tu turi kažkur jau išvažiuoti 18, 19, kažkur jau 20, nes yra taip, kad jau tu baigsi mokslus tau 23 ir tu niekam būsi nebeįdomus, nes 23 išvažiuoti kažkur iš Lietuvos žaisti jau tokiam amžiui. Jeigu nori kažką pasiekti, turi jau anksčiau kažką jau pradėti galvoti. Išvažiavote vienas, ar tam su kokiais draugais? Ne, aš pats vienas, aš pradėjau per Saulių Strauską, gal žinot, jisai dabar teniso treneris, berods ar kažkas ar fizinio pagydymo, jisai tinklinį žaidė. Tai va, ir jisai Kiprą išvažiavo ir, ta prasme, atsirado viena vieta klube ir, ta prasme, jisai treneriui pasiūlė mane. Ir jie sutiko ir taip aš išvykau ir taip viskas prasidėjo. Aš tada agentas susiradau. Tai nuo jaunų, tai būdamas 18? Jo, aš 12 klasių baigiau ir iš karto išvažiavau. Tai čia, man atrodo, buvo 18 metų. Kai suprantu, tai Prancūzija dabar yra kaip ir pikas toksai jau jūsų karjeros, kaip galima vadinti. Jo, taip, tai yra, manau, kaip sakiau, kad tinklinė lygis yra labai aukštas Prancūzijoje. Tai vieta, kur aš norėčiau ilgesniam laikui įsilikti. O sekantis žingsnis, nežinau, būtų Turkija, Rusija, va tokie. O kas tenais vilioja, ten pinigai ir... Ir piniginė prasme, ir ta prasme klubų lygių, žaidėjus, kokius gali, ką gali pasiekti Europoje, ne tik tuose kituose čempionatuose, kaip čempionų lyga, tarkim, ten Europos taurėse būtent.
Tai jums ar teko kada žaisti Europos čempionate? Esu žaidęs Challenge Cup, vadinasi, su rumunais ir, tarp kitko, užėjom sėkmingai 3. vietą ir tai buvo vienas sėkmingiausių mano sezonų. Bet nuo tada aš ir kaip ir tą lygį jau pasiekiau, ta prasme, tik aukščiau kyla. Tinkliniui reikia aukštų vaikinų, ar tai, kad dauguma Lietuvoje nueina aukštų į krepšinį, nekiša kojos tinkliniui? Nu jo, aišku, tai čia kas kaip pasirinks, ta prasme. Nori bakūras eina į krepšinį, nori eina į tinklinį. Tai va. Bet tinklinį jo, ūgis daug ką reiškia iš tikrųjų. Ilgas rankos ūgis, jis yra pranašesnis negu, tarkim, žmogus turintis 1,85 m, tačiau šokantis labai aukštai. Tai jau geriau būti aukštesnių ilgom rankom ir šok mažiau negu būti žemesniam ir šokliam. Pats krepšinio nežaidė? Mėgstu pamėtyti. Padėlioti? Padėlioti, nedėlioju. Kažkaip, nežinau, nemėgės. Aš labiau kaip Jasaitis iš tritaškių pamėtyti. Tai va. Pagal ūgį, tai jūs pats nebuvo tokio pagundos kažkaip pasirinkti krepšinį? Buvo, iš tikrųjų buvo. Ir jokinga situacija, kad į sporto mokyklą vieną atėjau ir kai pamačiau, kaip ten vyksta treniruotės, tai va, 10 laksto 5 prieš 5 žaidžiu, kiti 50 laukia savo eilės, tai va, tai aš pagalvojau, kad tai ne man, ta prasme, per didelė tiesiog konkurencija. O tinklinį kur kas paprasčiau. O koks jūs ūgis? 2 metrų. O tinklinė čia ūgis išskirtinis yra, ar standartas? Standartas yra 2 metrai kažkur. Jau taip, bet turint 2 metrus gali jau bet kurioje pozicijoje žaisti. O mano, kadangi esu pagrindinis puolėjas, tai 2 metrai, jeigu šokiai neblogai, tai yra labai nevašku, yra ten tokių po 2,10 ir taip toliau monstrų Rusijoje. Tai man 2 metrai yra kaip ir standartas. Atitinku viską kaip ir. Be problemų. Ar turite, kaip sakys, tą klausimas, kada nors, kur nors, kaip nors sugrįžti į Lietuvą, kažkoks toks yra? Ne, tai aš visada grįžtu, vasarą aš tik tais ir Lietuvai praleidžiu, kai ne sezono metu, bet taip, ta prasme, karjeros, jeigu to klausėt, karjeros? Nu, užbaigti karjeros. Nu, galbūt, aš nežinau, dabar apie tai dar negalvoju, dar galvoju sėkmingai loš 10 metų kokį tinklinį, jeigu būsiu sveikas, o paskui jau žiūrėsiu. O paminėjot vasarą paplūdimys, išeinat į paplūdimį ant smėlio pažaisti tinklinį? Jo, aš kažkada laimėjau pasaulio čempionatą iki 18 metų su Arūnu Kirsniu, bet čia 2004 metais. Čia jūs ta perspektyvioji pora, kuri... Jo, buvo, tai va. Kodėl išyrote, čia buvo tas jūsų sprendimas išvykti? Nežinau, man asmeniškai pliažas, man labiau salės tinklinis negu pliažas. Tai va, aš dėl to, kaip ir pasirinkau salės tinklinį, labiau pliažas, taip, karts nuo karto pažaidžiu. Bet, ta prasme, nieko rimto, ne profesionaliai, nei ką, nes ir Lietuvos čempionate irgi nenoriu dalyvauti, nes trauma ar kas nors ir nenoriu rizikuoti. Tačiau taip, karts nuo karto pliažą pažaisimo su draugais, taip. Na, kaip Arnas Rumševičius, jis tai derina ir pliažą, ir salę. Jo, tačiau aš nemanau, kad įmanoma būti ir gerų salės tinklininkų, ir pliažo tinklininkų. Galiausiai vis vieną tais metais reikės pasirinkti kažką, aš taip galvoju. Tai va, aš pasirinkau salės tinklinio Arnas, nežinau. Ir pliažininkas geras, ir salės tinklininkas geras, bet jeigu nori būti geras salės tinklininkas, tai turės išvažiuoti, aš manau, iš Lietuvos kažkur tobulintis, nes kitaip nieko nebus. Susispręs, žodžiu. Jo. Ačiū. Ačiū labai. Prašau.